Sveiki, savaitgalį buvau namuose Perlojoj, kur dėdė yra pasidaręs saulės elektrinę. Pagal išsilavinimą jisai yra elektrikas, bet kaip įsirengti elektrinę, tai jisai tiesiog googlinosi, ieškojo informacijos internete, YouTube'ai ir viską darė bandymų klaidų metodu. Elektrinė, galima sakyti, yra off-grid tipo, tai reiškia, kad yra elektros kaupimui naudojamos baterijos. Jos yra kraunamos, jeigu yra saulė, tai nuo saulės, jeigu saulė nebešviečia naktį ir trūksta baterijoms energijos, tai tuomet yra imama energija jau iš tinklo, bet visa energija namuose tada jau, ne visa energija namuose, bet dalis energijos namuose yra naudojama būtent iš baterijų. Tai sakykime, jeigu vasara baterijos užkrautos, tai daug įrenginių tiesiog veikia nuo saulės ir jau nenaudoja jokios energijos. Tai detaliau apie tai papasakos dėdė, pažiūrėkit. Gerai, tai papasakokit, ką šitie visi įrenginiai daro. Čia inverteris yra. Tenais viršum 6 panelės saulės. Pajungti čionais. Paskui čionais pagrindinė elektra per saugiklius eina. Sakysim, dieną, nuo kokių, kaip dabar vasarą, vasaros pabaiga, įsijungia kažkur apie 6 valandą, jau gamyti pradeda elektrų. Ir laidais nutiesta, atskiri laidai eina į namus. Ten pajungta 2 šaldytuvai tenais, 2 televizoriai, sakysim, ir dar tokių smulkių įrenginėjimų. Ir gamina elektrą iki, sakysim, 8 vakaro. Akumuliatorius šitos pirkau padėvėtus. Jeigu būtų geri akumuliatoriai, būtų viskas labai fainai, sakysim, ir per naktį išlaikytų. Bet dabar jie jau pabuvę tokie, tai jie nelaiko ilgai tos elektros ir įsikrauna. Ir blogiausia tai yra, kad, sakysim, atėjo jau persijungiant šitą pagrindinę elektrą ir pradeda iškart inverteris dar ir juos krauti. Ir ko gero per naktį juos krauna, daug energijos išnaudoja. Pats inverteris naudoja kažkiek, bet vis vien ant skaitliko matom, kad 82 čia su kažkiek yra pagamintas saulės nepilnai čionais, bet per šitų irgi eina. Šitas įsijungęs dabar dieną, o nakčiu šitas ir šitas suka. O dieną tik šitas rodo. Bet skirtumas jaučias vis vien. Ir biškį taupos pinigėlių už elektrą. O kiek maždaug susitaupo? Sakysim, maždaug praeitą mėnesį jau mokėjau 35 eurais mažiau. Bet šiaip už visų įrangų šitų, sakysim, tai mokėjau apie 500 eurų. Tai čia labai pigu yra. Nežinau, kada atsipirks, bet smagu tas yra, kad, sakysim, dingsta elektra dienų, o aš jau savo turiu elektrų. Apšvietimų visam namų, apšvietimui. Tenai, sakysim, šaldytuvai man neįsijungia jau. Tai galima sakyti toks off-grid, vos ne variantas. Off-grid, čia yra off-grid. Visai fainai. Tai kaip jis dabar sakė, čia tas inverteris yra ne visai geras, reikėtų geresnio. Būtų geresnio, kad galingesnis biškutukai jisai būtų. Ir kad per Wi-Fi valdomas dar būtų. Taip. Čia biški tokiais šitais mygtukais. Įsijungia 26 baterija, kiek 320 vatų naudoja dabar. Pereisim visą ciklą. 350 vatų krovimas šiandien baterijos nuo stovo. Procentus rodo, tai čia kiek baterija įkrauta? Ne, čia apkrovimas. Apkrovimas, sakysim, 25 procentų, tai dar galima 50 drąsiai, bet ateity dar pajungsim.
laidus pavedžios atskirus. Ir Dar ir ateičiai. daugiau panelių reikėtų. Ir panelių biškų tokių daugiau, jo. Ir akumuliatorių. Akumuliatoriai tai būt žiauriai gerai, jeigu būt geri, bet jie brangus vieni. Nu, pažiūrėsim, ateičiai ko gero. Nes kai užsikabini, tai paskui tobulini. Tai čia toks daugiau vos ne jau kaip ir hobis gaunasi. Taip. Okay. Tai va, tiek. Taigi, kaip ir dėdė minėjo, elektriniai dar nusimato patobulinimų, greičiausiai reikės keisti inverterį. O jeigu jūs turit kokių klausimų dėl to, kaip pačiam įsirengti saulės elektrinę namuose, tai galit klausimus užduoti komentaruose, pabandysime juos atsakyti. Jeigu turit kokių pasiūlymų ar patarimų, kaip čia kažką būtų galima pasitobulinti, tai irgi rašykit, bus įdomu paskaityti. Na, o dabar tai paspauskit like mygtuką po šio video, paspauskit subscribe ir susimatysim ateityje. Iki!